Miškinė kiaunė. Kiauninių šeimos plėšrusis žinduolis. Tai nedidelis švelnaus, kartais rusvo atspalvio žvėrelis. Kiaunės maistas yra graužikai, vabzdžiai, paukščiai, uogos, vaisiai. Pilkasis vilkas. Stambiausias iš visų laukinių šuninių. Vilkai laisvėje dažniausiai gyvena 6-9 metus, o nelaisvėje jų amžiaus vidurkis siekia 16 metų, rekordas 20 metų. Vilkai vadinami miško sanitarais, nes jie daugiausiai medžioja nukaršusius ar ligotus gyvūnus. Rudoji lapė – šuninių šeimos žinduolis. Laisvėje gyvenančios lapės paprastai išgyvena 7 metus, o nelaisvėje 14 metų. Rudųjų lapių yra apie 50 skirtingų porūšių. Artimas lapės giminaitis šuo. Šernas – kiaulinių šeimos žinduolis, priklausantis porakanopių būriui, gyvena miškuose. Iš šerno kilo nemažai naminių kiaulių veislių. Stirna – mažiausias mūsų krašto kanopinis žinduolis. Laisvėje stirnas gyvena palyginti neilgai – 4-12 metų. Didžiausias stirnos priešas yra vilkas.